Guided tutoriai. Kas yra guided tutoriai? Tai savanoriai studentai, kurie teikia pasirinkto mokomojo dalyko nemokamas konsultacijas kitiems universiteto studentams. Tutorių konsultacijų tvarkaraštis. Kaip jis sudaromas? Konsultacijų tvarkaraštis einamajam semestrui sudaromas rugsėjo ir vasario mėnesiais, bei koreguojamas atsižvelgiant į sesijų tvarkaraščius. Todėl bet kuriuo semestro metu iškilus klausimams, susidūrus su sunkumais rengiant darbus ar prieš atsiskaitimus yra galimybė registruotis tutorių konsultacijai. Kur rasti? Tutorių tvarkaraštį galima rasti universiteto akademinėje informacinėje sistemoje, skiltyje mentorystės programa, pasirinkus tutoriai. Kur vyksta konsultacijos? Susitikimai su tutoriais vyksta nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje arba kontaktiniu būdu tutorių auditorijoje. Konsultacija Microsoft Teams platformoje, tutorių tvarkaraštyje pasirink tau tinkamą dieną ir laiką bei užsiregistruok. Konsultacijos dieną arba vakarą prieš būsi pridėtas į Microsoft Teams tutorių grupę, o atėjus konsultacijos laikui prisijungsi į konsultaciją modulio kanale. Konsultacija auditorijoje, užsiregistruok konsultaciją ir nurodytų laiku atvyk į savo konsultaciją. Kaip vyksta konsultacijos? Konsultacijos vyksta individualiai arba grupėse, priklausomai nuo užsiregistravusių studentų skaičiaus. O tvarkaraštyje prie modulio pavadinimo bus nurodyta, kokia kalba konsultacija bus vykdoma. Ką turiu padaryti prieš pirmą konsultaciją? Pirma, apgalvok, kokie klausimai ar temos tave domina, nes tai padės tutoriui pasiruošti konsultacijai bei sėkmingai ją pravesti. Antra, pasirinktų laiku prisijunk arba atvyk į savo konsultaciją. O jei nežinai, kokių konkrečiai tau kyla sunkumų, ne bėda, pasikalbėjus su tutoriumi tikėtina, jog rasi savo atsakymus. Nepamiršk, tutorius tai tavo patikimas kolega, kurio misija padėti tau atrasti atsakymus į visus su mokomuoju dalyku susijusius klausimus. Galbūt pats nori tapti tutoriumi. Peržvelk kriterijus ir jeigu juos atitinki, parašyk laišką elektroniniu paštu guided@ktu.lt. Konsultuojamą modulį išklausei ne seniau kaip praėjusiais mokslo metais. Konsultuojamo modulio įvertinimas siekia 9 balus. Moki aiškiai perteikti informaciją kitiems. Nori mokyti kitus. Skirsi pakankamai laiko konsultacijoms. Mažiausiai viena konsultacija per savaitę tvarkaraštyje. Kodėl naudinga būti tutoriumi? Skiriamos vienkartinės skatinamosios stipendijos kas mėnesį, remiantis vestų konsultacijų kiekiu. Skaitmeniniai ženkliukai, įvertinimas už kiekvieną semestrą būnant tutoriumi. Individualus tvarkaraštis sudaromas pagal kiekvieno tutoriaus užimtumą. Didaktinių kompetencijų ugdymas. Bendrųjų įgūdžių lavinimas. Turimų žinių susijusių su konsultuojamu moduliu gilinimas jį aiškinant kitiems studentams. Įrašas studijų baigimo diplomo priede buvus tutoriumi bent 2 mokslo metus. Jeigu turi spragų, nelauk semestro pabaigos, ateik, mes jas galime užpildyti kartu. O jei esi tas, kuris gali padėti kitiems, prisijunk prie tutorių komandos.